Kodėl užplūsta nerimas ar panika tarsi iš niekur? Iš tikrųjų, šios reakcijos neatsiranda staiga. Paprastai kūnas ilgokai jau siunčia signalus, kol pagaliau pratrūksta. Dažnai yra dvi tikrosios priežastys. Pirma, ilgalaikis užslėptas stresas, tai yra sukauptas jumyse emocinis krūvis. Metų metus nešiojama įtampa, neišsakyti jausmai, baimė, pyktis, per didelis atsakomybės jausmas, visa tai susikaupė. Ir kai vidinė sistema nebeišlaiko, ji pradeda įsikrauti per nerimą ar panikos atakas. Tai yra kūno bandymas paleisti tai, ką per ilgai laikėte savyje. Antra priežastis yra emocinis rezonansas su kitais žmonėmis. Mūsų nervų sistema sinchronizuojasi su tais, su kuriais turime vienokį ir kitokį emocinį ryšį ir jisai veikia net per atstumą. Jei santykiuose yra kritikos, nesusipratimo, kūnas gali reaguoti tada, kai žmogaus šalia nėra. Tai yra mūsų gebėjimas jausti per atstumą, mūsų gebėjimas komunikuoti pasąmoniniu lygmeniu. Ir šios reakcijos nereiškia, kad su jumis kažkas ne taip. Jos rodo, kad jūsų vidinė sistema neša per didelį emocinį krūvį. Ir čia žinia labai aiški, mano kūnas man kalba. Laikas pasirūpinti savimi ir pasirūpinti santykius su kitais žmonėmis. Taigi, drugelio metodas padeda atpažinti tikrasias priežastis, išlaisvinti įtampą, nuraminti nervų sistemą ir atskirti savo jausmus nuo kito žmogaus jausmų. Taip pat atkurti ryšį su savimi ir harmonizuoti santykį su kitais žmonėmis.